Tai sveiki visi, sveikinos Service 007 Landirenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse. Na ir šį kartą noriu Jums pristatyti jau Landirenzo dujinės įrangos darbų montavimą atliktą ir sumontuotą šį kartą įrangą į Lexus NX300H modelį. Tikrai labai dailus, labai gražus automobilis, maloniai važiuojantis, gražus salonas. Kodėlgi, kaip sakyt, nesusimontuoti dujinės įrangos ir važiuoti dvigubai bent jau pigiau negu benzinu. Tai variklis yra 2,5 litro, 4 cilindrai, 114, 116, įvairiai būna dokumentuose parašyta. Toks pat variklis montuojamas ir Toyota RAV4, su elektra dokumentuose kai kada būna parašyta 140 keli kW. Labai įvairiai ten registrą prirašo, bet iš esmės tai yra paprastas MPI varikliukas, kuris visų 100% dirba dujomis ir ją mes turim sumontavę kokybiškiausią mūsų turimą komplektą, tai yra Landirenzo Evo OBD. Labai trumpai apie patį komplektą, reiškia, pats valdymo blokas yra montuojamas štai šitoje vietoje. Greta per kelis centimetrus nuo jo matome aliuminį patį benzininį valdymo bloką, tai natūralu, kad didžiąją dalį kontaktų mes lituojame tiesiai prie to bloko. Automatiškai variklio skyriuje mes sumažinam papildomų laidų kiekį. Dujų reduktorių turim sumontavę Landirenzo LI10 Turbo, tai galingesnė tokia versija, pavadinkim, nes reduktorius pagal dokumentus yra skirtas varikliams turintiems 180 kW galios. Tai čia, kaip minėjau, jeigu ten nepilnai 120, tai mes turim stiprų rezervą reduktoriaus. Na ir vėlgi tai yra dokumentuose parašyta galia. Realybėje jisai tikėtina gali dar ir ženkliai stipresnį ir kaip sakyti, ir našesnį variklį aptarnauti. Tai mes tikrai turim nemažai to rezervo ir tikslas ir buvo su klientu startas toks, kad mes sumontuojam maksimaliai gerą sistemą, nes labai dažnai yra montuojami kai kuriuose dirbtuvėse, reiškia, sistemos montuojamos, kur yra labai silpni reduktoriai. Tie silpni reduktoriai paskui baigėsi tuo, kad nelaiko ir slėgio davikliai, ir purkštukai, nekalbant apie žalą varikliui, visokios vožtuvų problemas, katalizatorių problemas ir taip toliau. Tai čia turim tokią įrangą, kuri tikrai yra maksimaliai gera. Reikia ir paminėti, kad Toyota, Lexusas yra tie patys varikliai, kurie leidžiami su gamykliškai sumontuota Landirenzo, tarp kitko lygiai tokios pačios komplektacijos sistema, taip kad mes galim būti visiškai ramus, kad variklis dirbs tvarkingai, teisingai visose sūkių diapazonuose. Tai grįžtam prie komponentų, kaip minėjau, reduktorių štai šitame kampe, atskirai nuo reduktoriaus sumontuotas Landirenzo skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas, sumontuotas vėlgi taip, kad būtų jį labai nesunku prie jo prieiti ir aptarnauti. Keičiasi skystos fazės filtras pagal garantinę knygelę kas 30 000 arba kas 2 metus, žiūrint, kas, kaip sakyt, sueina greičiau. Dujiniai purkštukai Landirenzo AEB, A+, tvirtai, patikimai sumontuoti štai šitoje vietoje, dirba stačiai, vertikalę, tai be abejonės dar ir prailgina turbūt jų tarnavimo laiką. Dujas keliaujame ratu, turim slėgio daviklį ir atnaujintą, patobulintą Landirenzo dujinės fazės filtrą, specialiai su dervų surinkimu. Čia įmontuojame be abejonės tam, kad maksimaliai surinktume visas dervas ir apsaugotume tiek variklį, tiek kuro purkštukus nuo visų šiukšlių ir purvų, kurių dėja degalinėse mūsų ir dujose išvengti būna sudėtinga. Dujinės įrangos saugiklis taipogi yra sumontuojamas greta pačio valdymo bloko. Štai šitoje vietoje instruktažo metu be abejonės klientui bus parodyta, paaiškinta, pristatyta ir viskas pademonstruota. Tai variklio skyriaus vaizdą matot, apart to, kad jis yra švarus, tvarkingas, nuvalytas, gražus, tai estetiškai tas visas mūsų montavimas yra labai artimas tam gamykliniam vaizdui. Jeigu pasižiūrėsime į izoliuotas gofras, kurių viduje yra laidai, tai mes lygiai taip pat dujinės įrangos laidyną adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui, laidus grupuojame, įvelkame į apsauginės gofras. Tas gofras izoliuojama, kiekvieną kontaktą lituojame, padarome iš principo viską, ką galim šiai dienai geriausia tiek sudėti, tiek padaryti taip, kad kiek įmanoma mažiau visi tie komponentai trukdytų kitiem variklio eksploatavimo darbam, kad ir patys galėtume nesunkiai prieiti sistemą ir aptarnauti ir viskas būtų aišku, paprasta ir patikima ir nekeltų problemų nei mum, nei be abejonės automobilio savininkų ir vairuotojai. Tiek būtų apie variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas yra montuojama štai šitoje vietoje, be abejonės ten, kur jo pagidauja klientas. Čia mes galim tik tai patarti ir patariam, tai bendru susitarimu ten buvo nuspręsta jį susimontuoti. Dujų pildymą turim prie benzino užpildymo vietos, atsidarę, matom perėjimą, įsisukam adapterį, užsipilam kuro, užsipylę kuro gražiai, viską užsidarom, dangtelis lygiai tvarkingai atsigula į savo vietą, labai patogu, nereikia nieko gramdyti ir nieko daryti. 67 litrų dujų balionas atsarginio rato vietoje.
štai čia sumontuotas, truputį specifinis, jis yra pakankamai siauro diametro, bet pakankamai aukštas, labai gražiai ir lygiai užsidaro, be jokių problemų, tikrai atrodo labai dailiai. Gražiai, va, viskas lygiai, tvarkingai, na ir to litražo pakankamai nemažai, turint omeny, kad 50, dar netgi ir daugiau truputį litrų bus galima įsipilti, tai su šiuo varikliu, žiūrėkit, tikrai galima bus nemažai nuvažiuoti dujomis. Tai va, tai tiek apie Lexus NX 300H ir Landi Renzo dujinę įrangą sumontuotą servise 007. Jeigu yra klausimų, kaip visada klauskit, o tiem, kurie nori kokybiškų sprendimų, kokybiškų montavimo, tvarkingo estetinio vaizdo, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.